Migonių kaimui šiandien sukanka 500 metų. Sukanka ne šiandien, bet tiesiog 1514 metais Migonių kaimas buvo pirmą kartą paminėtas. Yra rašytiniuose šaltiniuose, bestatant Anykščių bažnyčią, ir mes suradę šitą datą bendruomenę nutarėm parašyti projektą į Kupiškio vietos veiklos grupę ir pasinaudoti ES skirtais pinigėliais pagal LEADER programą ir tiesiog padaryti šventę tokią, kad ir mums būtų šventė, ir būtų prisiminimas. Ta proga išleidome knygą Migonys ir Migoniečiai, pasidarėme vėliavą ir atminimo lentą ir sukvietėm ne tik šitam kaime gyvenančius, bet ir giminės, kurie gyveno čia, dirbo, kažkiek yra prisilietę, kai mes net ir skelbimą rašėm, kas įminėte čia savo pėdą, kas supylėt kapo kauburėlį ar įskleidėt sparnus, visus kvietėm čia. Atbuvom Šimonyse mišiose, palaimėm pašventinom mum vėliavą, uždegėm žvakutę ant mokytojo Felikso Zikario kapo, Migonyse ant kapinių uždegėm žvakutę, aplankėm Stuokos Kucevičių paminklo ir visi susirinkom į estradą, kur vyko oficiali dalis. Tai buvo knygos pristatymas, svečių sveikinimai ir visi gražūs žodžiai, palinkėjimai ir visa kita. Namai yra ten, kur esame laukiami, kur mūsų siela pailsi, kur mus supa artimųjų meilė ir šiluma, kur norisi visada sugrįžti, o juos palikus iš ilgesio maudžio krūtinę. Čia mano namai, čia ramu. Taigi, sveikiname visus čia šiandieną susirinkusius, kas grįžo namo, kas aplankė tėvų ar protėvių pramintus takelius, o kas į svečius užsukote. Visi ir visada esate čia laukiami. Nori mūsų buvo paprasti aktyvinti kaimo žmonės, burti juos, sukviesti seniau čia gyvenusius žmonės, pabendrauti ir, aišku, užfiksuoti vėlgi ryšius, pasiliekam jų telefonų numerius, kad reikalai esant, kada nors vėl galėtume juos sukviesti. Labai džiugu, labai taip kažkaip net nesijautėm, kad mes esam tokie svarbus, tokie reikšmingi, tokie mylimi ir vertinami. Taip labai buvo malonu, labai buvo smagu girdėti ir tuos sveikinimus ir tokius liaupsės, kad mes kitą kartą net galvom, kad mums jos net ir neuždirbtos. Labai maloniai nustebino bendruomenės namai. Šiek tiek papasakokit, kokiu projektu, kokiamis lėšomis susitvarkėt tokį didžiulį pastatą. Mes, kaip sakyt, jauna bendruomenė esam. 2010 metais gruodžio mėnesį tik tai sukurta yra bendruomenė ir mes, kaip mes sakom, bendruomenės nariai iššokom į paskutinį traukinį. Tai irgi per vietos veiklos grupės projektus, per LEADER programą irgi rašėm projektą, buvo gauta 123 000 ir padarytas 2 aukštų viso pastato remontas kapitalinis. Bet keičiant langus, grindis ir duris ir įrengiant apšildymą, nes nebuvo nei apšildinimo nieko. Ir taip kažkaip labai irgi gerai mums sekėsi šitas projektas įgyvendint, mes jį gavę tos pinigėlius. Ir turim šiai dienai labai gražius šiltus namus, kur renkasi jaunimas, vyksta pamaldos, atvažiuoja kunigėlis, laiko pamaldas, jaunimas turim biliardo stalą, teniso stalą, susirenka savaitgaliais ir tiesiog daro turnyrus, buvom padarę turnyrą su žmonių bendruomenės jaunimu ir buvo turnyrus. Nu, žodžiu, gyvenam. Rankia kišenės užsisit, klausyk, čia dažnai. Neka paragauk, Dieve, kaip angelas basas per širdį nuleina tap. Kas čia numat Sara ragava,
Va tai prieš tau duodu Sarai pirmą paragaut, kad iš karto neiškinkytų, supranti. Sara stovi, va, matai, kaip čviekas. Balas pasėmė. Kai kas balas, gal žiūrėk, kad bala nepaguldytų. Šis balas. Davai greičiau. Greit pyragėlę užkandam, taip skanus. Matau, tau mažai bus, daug dapilsi. Paskui Adaminė nuvažiavė. Didelis žmonės, Adaminė bus tau rytoj, šiandien nebus Adaminės. Važiuosiu tuo, nevažiuosi niekur nevažiuosi. Ir eit neįsi, daug dapilsi, matau blogai. Va panulimi tokia papusė dėlė. Nu gerai, antrą kartą gersi, bet aš kaip sakau, dvi kojytės, dvi rankytės, gerklytės irgi dvi. Kaip skanas? Skanos, labai skanos. Ar jauti kaip angelas basas per širdį nueina? Jaučiu, kaip visų giminį sutraukė. Pamirškim nelaimės, pamirškim vargus, kiekvieną suteikim kaip svečią. Tegul daina mūsų stalas dosnus, sukvies visą gyvybę plačią. Tegul daina mūsų stalas dosnus, sukvies visą gyvybę plačią. Čia yra medžio drožėjo Ramūno Vizbaro kūrinys, kurį mes norim jums šiuo metu parodyti. Dėmesio, kai tik atidengsim šitą lentą, Migonių kaimui sueiks 500 metų. Taigi, siūlau, kai tik atidengsim, sudainuoti ilgiausių metų. 1, 2, 3. Taip bus keista. Ilgiausių metų, ilgiausių, ilgiausių metų, ilgiausių, ilgiausių metų linkimės. Sveikatos metų, Sveikatos, sveikatos metų, sveikatos, Labai norėčiau padėkoti visiems kaimo žmonėms. Visiems, kurie padėjo ir prisidėjo. Visiems, be galo esu labai dėkinga savo vyrui už kantrybę, kad ir ką liepiau tą darė, net nesiginčydamas. Labai dėkinga esu jaunimui kaimo, kad jie mums labai pagelbėjo, labai prisidėjo ir mintim. Ir visiems rėmėjam, žodžiu visiems, kas. Ir aišku, labai dėkinga esam mokytojai Renatai Misiūnienei už tai, kad mums padėjo didžiulį darbą darant knygą. Ir, žodžiu, didelis ačiū visiems, kas atvažiavo, kas buvo, kas parėmė ir kas mums kartu pasidžiaugė mūsų šventę.